Labas vakaras ir šiandien mes darysime UV-DTF lipdukus. Eina. Pats pirmas dalykas, turime atsiblokuoti visas šlangeles, visų spalvų. Taip. Ir kalkime šitame per spalvas. Turime K, kas yra juoda, C, cian, mėlyna, M, magenta, raudona, magenta, J, yellow, geltona, V, varnish, lakas ir W yra white, balta. Pakšt. Įsijungus spausdintuvui labai svarbu yra leisti kokį bent porą minučių padirbti dėl to, kad veikia baltos spalvos maišytuvas, kuris baltą spalvą, jis ją sumaišo, kad nebūtų kuo baltesnė. Visų pirma, atidarome Photoshopą. Open Photoshop. Taip, atsidarius Photoshopui mes įsidėkime failą, kurį išsaukome. Čia yra, taip, papimpiau, UV-DTF-as, giedrius ir šitas. Taip. Va šitam dabar žmogui darysime lipdukus, nes yra užsakymas. Pasiekite, turiu mažiau TikToką, tai pasiekite, kam negaila. Ir taip, pradedame ruoštis failą. Dabar įskėlus failą, visą laiką yra, pačio pradžioje, valdote RGB. Ruošiant spaudai, kadangi spausdiname mes su CMYK palete, mes turime šitą failą pasiruošti grynai va šitam spausdintuvui. Tai va, einame iš pat pradžių mes į Image Mode ir pasidarome CMYK, kad būtų paletė. Taip, dabar jis jau identifikuoja spalvos ir biški minimaliai spalvos pasikeitė pagal CMYK paletę. Cyan, magenta, yellow, black. Tai va, dabar mes turime ką padaryti. Turime mes šitą dalyką. Šitam dalykui turime paruošti 2 naujus sluoksnius. Tai yra, kad dėtų baltą spalvą ir kad dėtų ant viršaus laką. Tai va, kad tam padarytume, mes turime eiti čia. Layers. Turime spaudžiant CRTL pažymėti šitą, tam, kad pasižymėtų visas paveiksliukas. Tik paveiksliukas be fono. Einame į Channels, spaudžiame ant šitų 3 brūkšnelių ir New Spot Channel. Kadangi pas mane yra balta spalva printerio profilyje įvardinta W1, tai sukarime vieną kanalą W1. Einame toliau. Per antrą kartą taip pat pažymime CRTL ir paspaudžiame kairį klavišą. Jis vėl pasižymėjo visas. Einame atgal į Channels, spaudžiame vėl tą patį Create New Spot Channel ir pas mane lakas yra profilyje pažymėtas W2. Ok. Ir dabar mes turime CMYKas ir plus 2 sluoksniai skirtingų dažų, tai yra baltos ir lako. Taip, kadangi dabar jeigu aš taip išsaugosiu, tai jis man su visu šituo fonu patį failą ir išsaugos. Ir tai yra bereikalinga vieta aplink failą. Todėl mes einame į Image, imame Trim ir Transparent Pixels. Ir op. Viskas. Sumažėjo iki pat kraštų. Ir ką? Saugome mes jį Save as TIFFo formatu. Būtinai turi būti TIFFas. Tai va. Ir spaudžiame Save. Ir spaudžiame OK. Dabar failas paruoštas. Dabar turime paruošti spausdintuvą po įjungimo ir nespausdinimo vienos dienos. Taip, atsidarome šitą programą. Taip. Iš pradžių mes turime Load Ink. Abiejom galvom nededu dėl to, kad vienas yra lakas, kitas yra dažas, kadangi lako yra pilna galva, o dažo yra per vieną galvą visi spalvos, tai aš tik tai visą laiką vieną spalvą uloadinu, spaudžiama Load Ink, jis laudina, galima pakelti čia
Matote, čia va, jisai laudina inką. Dabar aš nesimatys, nes galva yra prisispaudus. Tai va čia laudina inką. Kompiuteris rodo, kad laudina. Tai reikia išlaukti. Ir tai sugrįžime. Jis dažniausiai laudina apie ± minutę. Tai va, dar biškį liko ir to sugrįžime prie kitos funkcijos. Man yra labai sunku žiūrėti į kamerą, nes aš laiką žiūriu į save, į ekraną, dėl to biškį mano akis žiūriu ne į kamerą, o biškį taip iš šono. Tai prasim, viskas gerai, keliam, darom, mokinamės. Svarbiausia yra daryti, kad būtų galima ir tobulėti. Ir štai matome, kad jau įlaudino ir dabar mes turime clean. Turime abi galvas labai gražiai ir strong išvalyti. Va. Juda, valo, pypsi. Ką reiškia, jeigu pypsi? Jeigu pypsi, reiškia, kad baigėsi balta spalva. Tai mes jį nutildom, papildom baltos spalvos ir to sugrįšim. Štai baltą spalvą padidinom ir visi šiaip yra mano neužsukti tam, kad nebūtų vakuumo, kad gražiai viskas būtų. Ir atgal įjungiame pypsiuką, kad kai vėl pasibaigs, vėl mes išgirstume. Štai valymas pasibaigė, pasiruošę dirbti, bet dabar žiūrėkite, čia yra toks niuansas. Šita plėvelė, kuri važiuoja iš ten, ne, jinai yra su dviejais sluoksniais. Reiškia, yra apatinė plėvelė su klijų sluoksniu ir viršutinė, kuri yra apsauginė, kad klijai neperliptų. Nes spauda eina tiesiai ant klijų ir po to eina ant šitos transportinės plėvelės. Tai vat, aš jums parodysiu iš galo. Matote, iš galo vat, yra jinai vat, eina iš rulono ir čia išsiskiria. Ir va čia jinai jau tampa lipni. O čia tas, vat, kur sakau, yra kur apsauginė plėvelė. Tai vat, kadangi čia yra atvira ir čia eina dulkės, todėl mes turime visada prieš kiekvieną spausdinimą spaudžiant šitą mygtuką atvinioti tiek, kol nebebus dulkio. Matote? O ties čia ir pasibaigia dulkės. Tai vat praviniojame ir va, ir esame pasiruošę spausdinti. Ar pasiruoškime failą spaudai. Darome programą, ištrinam seną ir spaudžiame Ctrl importas. Susirandame dabar yra taip, tas yra Giedrius ir štai turime pasiruošę šitą failą. Jis norėjo, kad jis būtų 7 cm aukščio. Tai mes jį ir mažinam, sekundėlę. Taip, kadangi man reikėjo 2 rankų sumažinimui, tam, kad būtų proporcingas mažinimas, tai va, sumažinam. Ir dabar mes jam turime padaryti 1 metrą ilgio lipdukom. Tai mes čia pasikeičiam dydį į biškį daugiau negu metras. Apply. Štai. Ir jam tilps va čia tiek lipdukom. Dabar mes tiesiog turime jos gražiai susištabeliuoti taip ir ją pačią. Ir štai sudėjome mes jam į lapą lipdukus, kadangi čia buvo laisvos vietos, tai aš padariau dar mažesnius jam, kažkur susikalijuos, manau, tikrai yra vietos. Ir dabar yra labai svarbus keli momentai tam, kad paleid spausdinti. Tai yra, reikia paspaudyti ant spausdintuvo, ant properties, būtinai reikia nustatyti, kad automatiškai nustatytų popierių, nes mato, dabar yra toks tėtas, jeigu nepakeisiu, man tiek ir išspausdins. Tai va, pakeičiam, čia trupudėlį dar biški pakeičiam. Viskas čia gerai, ok, spaudžiame, ok, failas siunčiasi ir prasidės smagumas. Čia po to jį prisuksime, kad rulonas eitų ant rulono, nurelį. Tai va.
Ir prasideda spausdinimas. Čia rašo, matote, procentus, kiek atspausdinta. Ir jau matome, pradeda eiti balta spalva. Up, up. Tarararau, tarararau. Turbūt vis sakys, oi, truputuko lėtai spausdina ir panašiai. Taip, lėtai spausdina dėl to, kad aš sukėliau rezoliuciją. Taip, aš spausdinu geriau lėčiau, bet kokybiškiau. Galiu sumažinti rezoliuciją, akim gal nelabai žvelgsi, bet baltos spalvos bus mažiau. Tai reiškia, fonas persimušti gali kažkiek tai. Kontrastas bus biški toks biški blankesnis. Nu, aš nenoriu ant to žaisti, aš nenoriu žaisti ant kokybės. Ne, aš nenoriu žaisti ant kiekio ir ant kokybės. Geriau aš darysiu, kad būtų lėčiau ir kokybiškiau, bet miegosiu naktį aš ramiau. Dar labai dažnai sutraukiu klausimų, mane žmonės klausia, o sako, tu kur gali žmonės klijuoti tą lipdukus, ne, UVDTF? Nes tai yra nepaprastas lipdukas, kur yra atspausdinama ant plėvelės ir su fonu, ta prasme, jį gaunate. Jis yra kitoks lipdukas, jis yra skirtas, šiaip galima klijuoti jį ant visko. Ant akmens, kažkokius yra švarus, ant stiklo, plastiko, medžio, nu realiai ant labai daug dalykų, ant odos, tai mes klijuojam ant darbo knygų, galima klijuoti ant daiktų, kurie distancinis, nu čia vėlgi, kur reikia markiravimo kažkokur, tarkim, ant kvepalų buteliukų, ant laminuotų pakuočių, ant butelių kažkokių, ant termosų, ant plastikinių termosų, realiai ant labai daug ko, ką nelabai, tarkim, galima įkišti į UV spausdintuvą stalinį, arba jeigu ten, tarkim, yra niuansas, kad būtų labai lenktas, labai išgubtas, labai didelis, arba, tarkim, neapsimoka dėti ir spausdinti vien dėl to, kad galės spausdinti tipo vieną daiktą ir labai ilgas yra spausdinimo laikas, tai geriau tu padarai lipduką ir juos suklijuoji. Tai realiai lipdukų panaudojimas yra labai platus ir galima klijuoti labai daug kur. Mes dar klijuojame ant, prašo įmonės, ant žvakidžių, kad atklijuotume. Nu, realiai labai daug kur. Tai klijuojam, o ką? Ir klijuojam, atspausdinam ir išklijuojam, ir atiduodam jau apibrendintą produktą. Tai visi patenkinti. O ką, toliau spausdina ir laukiame jau galinio rezultato. Matote, kokybė labai ryški, labai kontrastinga, labai spalvota. Kaip ir minėjau, mes ant kokybės nežaidžiam, geriau kokybiškiau, bet lėčiau. Ir vat. Iš pradžio eina balta spalva, tada eina spalvos, tada eina lakas. Kaip kad matote, čia vat, eina spalvų galva, tada eina jau lakavimo galva. Esant reikalui mes galime išjungti laką ir lako nenaudoti. Ta prasme, būtų tiesiai UV lipdukai be lako, bet lakas apsaugo nuo įbrėžimų, nuo visokių chemijų, tai klientai prašo, kad būtų laku. Ir biškį labiau jį iškelia patį tą lipduką, tai toks gaunasi labai malonus reljefas. Ir štai čia, kai atsispausdina, jis eina va per šitos du rulonus ir čia va transportinė plėvelė jau klijuojasi ant viršaus. Čia va. Na ir štai, baigia spausdinti. Voila. Tai ką, šiandien tiek. Kam patiko, prašom pasubscribinkit, palaikinkit, pakomentuokit ką nors, kad ir labas vakaras. Ir šiaip jeigu kokių norite dar tam tikrų video pamatyti, parašykit komentare, man bus lengviau sugalvoti kažką. O toliau, rytoj arba poryt vėl įkelsiu kokį video. Tad iki pasimatymo ir ramių vakarų, sakyčiau.